Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje galima matyti daugybę įvairios karinės technikos, įrangos ir ginkluotės iš įvairių Lietuvos kariuomenės pajėgų ir vienetų. Šiandien mes papasakosime Jums apie karinę techniką, kuri buvo naudojama pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalione. Inžinerijos bataliono pagrindinis uždavinys – padidinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą, vykdant mobilumo, kontramobilumo, išgyvenamumo bei bendrosios inžinerinės pagalbos paramos užduotis. Šiandien šis batalionas yra aprūpintas modernę techniką, tačiau nuo kogi viskas prasidėjo? Vienas iš bataliono tikslų yra didinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą ir mobilumą. Vienas iš įrenginių, kurį galėjo tam pasitelkti inžinieriai, buvo Aero D500F hidraulinė poliakalė. Ši poliakalė buvo pradėta gaminti 1955 metais Aero Manufacturing Co. Gamykloje Jungtinėje Karalystėje. Pagrindinė poliakalės funkcija – polių skirtų konstrukcijoms statyti montavimas į žemę. Taip pat poliakalė galėjo būti naudojama ir kaip kūjis griauti, ardyti monolitinėms konstrukcijoms. Ši jūsų matoma poliakalė buvo gaminta 1988 metais ir buvo naudojama būtent pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalione. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas oficialiai buvo įkurtas 1995 metų rugpjūčio 15 dieną. Papasakokite apie bataliono pradžią, kokia buvo pirmoji naudota technika, įranga, iš kur neatvyko. Tai aš batalione pradėjau tarnauti nuo 1994 metų, tai tuo metu dar batalionas nebuvo kaip batalionas, o priklausė civilinės saugos departamentui ir buvo daugiaprofilio gelbėjimo rinktinė. Tik 1995 metais pervadintas į atskirą inžinerijos batalioną. Nu ir technika buvo, žinoma, tarybinė, visa likusi nuo tarybinės kariuomenės išėjimų. Tai zylai, krazai, taip toliau. Papasakokite apie Aero D500F hidraulinės poliakalės. Gal 97 kažkur metais atvarėm iš Vilniaus depų, tai pirmas įspūdis buvo toks jo, kad jos greitis, man atrodo, 30 km/h greitis, tai mes kažkaip 3 valandas važiavom iš Vilniaus su jom autostradą, šoninį juostą kraštinę. Ir jokios amortizacijos nėra, ten šokinėja, vairas valdomas ratai gale. Tačiau parvarę bandėm skaldyti gelžbetoninius blokus, nes tuo metu pas mus batalione buvo ta gelbėjimo komanda, vadinasi, jinai. Tai tokius kaip gelbėjimo darbus atlikinėjo. Tai buvo manyta, kad ją panaudosim, tačiau ilgainiui kažkaip nepasiteisino jinai. Nei polių kalėm, nei daugiau daužėm gelžbetonį. Tiesiog paskirtis jos paskui buvo tokia, kad jinai tampė tokį didelį suvirinimo aparatą ant ratų agregatą. Tai va, jos paskirtis buvo tampyti suvirinimo aparatą. Inžinierių darbas iš tiesų yra įvairiapusiškas ir dažnai netgi pavojingas. Inžinieriai yra pasiruošę bet kokiomis sąlygomis padėti kitiems Lietuvos kariuomenės vienetams. Karo technikos ekspozicijoje galite išvysti techniką, rodančią ir mūsų inžinierių drąsą. Būtent vienas iš šių pavyzdžių yra Archem 2S. Tai Sovietų Sąjunga gaminta cheminė žvalgybos mašina skirta vietovės cheminiai, radiaciniai ir bakteriologiniai žvalgybai. Šios mašinos taip pat galėjo būti naudojamos ir likviduojant cheminės bei radiacinės avarijas. Jinai gaminta 1960 metais ir naudojama iki šių dienų. Oficialiai Archem 2S buvo naudotas tik tai vieną kartą, būtent 1986 metais Černobylio 4 bloko likvidavime. Archem 2S cheminės žvalgybos mašinos buvo naudojamos pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ABC padalinyje iki 10 metų. Papasakokite šiek tiek apie šį padalinį, ką jis veikia ir kokia jo funkcija. Kai aš atėjau į batalioną, kai sakiau, 94-5 metai, tai vadinosi RHB skyrius, iš kelių žmonių jisai tik tai susidarė. Ir vienintelis va šitas agregatas buvo RHB mašinėlė. Dar buvo RHB skyrius, paskui ABC, jau būrys turbūt buvo ABC, o šiuo metu yra CBRB vadinasi būrys šitas. Jau didėjo, žmonių kolektyvas didėjo ir auga po biškį. Tai, o kokia jų paskirtis, ką jie veikia? Jų paskirtis yra nustatyti, jeigu būtų užteršta kažkokia vietovė, ar cheminių, ar radiacinių būdų, tai jie nustato užterštumo lygį, pažymi vietovę, ir šalina tuos
trūkumus visus. Kaip ši technika atsirado batalione, kaip vyko darbas su Archem procesas? Kiek aš atsimenu, tai irgi jinai likusi yra nuo tarybinės kariuomenės, kai išėjo iš Lietuvos tarybinė kariuomenė. Jos paskirtis irgi turbūt turėjo būti, kad važiuoja per užterštą vietovę, ten yra įranga ir nustato tą tos vietovės užterštumo lygį. Tačiau, kad nustatytų užterštumo lygį, turbūt reikia užteršti teritoriją. Tai nebuvo galimybės turbūt ir išnaudoti, ir nežinau, ar veikia ta įranga iš tikrųjų, bet tokius kaip pratybos, imitavimo darbai vykdavo. Tai vietoviai ten pažymėdavo vėliavėlėm užterštą vietovę ir panašiai. Ir dar vienas įdomus įvykis buvo, kai buvom pratybose su pontoninė kopa, paskui Perkėlų kopa vadinosi jinai. Mes visą laiką vykdavom pratybas Pavilkyje prie Nemuno. Tai savo mačiau, kaip vairuotojas šito tankiuko RHB mašinos plaukė per Nemuną skersai. Kadangi čia propelerių jokių nėra, nieko, tik vikšrais tik tai. Bet jinai neskendo, reiškia, sandari buvo, tai per valandą laiko kažkaip perplaukė per Nemuną ir paskui grįžo, aišku, atgal. Šią ir kitą Lietuvos ginkluotųjų pajėgų techniką galite pamatyti Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje 6-ame forte. Ekspoziciją galima lankyti tik su gidu, todėl kviečiame registruotis. Visą informaciją ir kontaktus rasite šio video aprašyme.